Sveiki, mano rankose 9 katalogas, aš esu Helena Griciuvienė ir mes šiandien apžvelkime, kasgi gero yra šiame kataloge, kokias turime naujienas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir pats katalogas kviečia žvelgti į išvyką į žydrąją pakrantę. Tai yra susijęs su naujo aromato, 2 aromatų atsiradimu ir tai yra Eclat Femme Weekend Riviera. Tiek moteriškas, čia ir aš net neišpakavus, tiek moteriškas, tiek vyriškas aromatas ir yra puikus pasiūlymas, taip atrodo išpakuotas buteliukas, moteriškas, vyriškas ir yra tiek perkant moterišką, tiek vyrišką yra puikus pasiūlymas. Perkant moterišką aromatą jūs nemokamai gausite vieną iš 5, teisingai iš 5 atsimenu, blizgių nemokamai gausite dovanų, jeigu pirksite moterišką aromatą. Ir aromatas tai yra tualetinis vanduo ir jo dabar kaina kataloge, visas kainas, kurias šiandien sakysiu, tai yra katalogo kaina. 22,99 yra tokia naujų aromatų pristatoma į kainą. Jeigu pirksit vyrišką aromatą, irgi 22,99 gausite nemokamai drekinamąjį gelį. Drekinamasis gelis irgi gausite jį dovanų, vien todėl, kad būsite drąsūs išbandyti naują aromatą. Ir žydroji pakrantė, kelionė į žydrąją pakrantę, tai yra visa tema, kuri yra susijusi apie vasarą. Kągi mes turėtumėm daryti, kaip mes turėtumėm prižiūrėti save, savo kūną, savo veidą, savo plaukus vasaros metu. Nors, kai aš dabar įrašinėju šį video, už lango labai skaniai lyja, bet tikiuosi, kad po šio pristatymo pavyks prisikviesti vasarą. Tačiau žinau, kad žmonės keliauja ir tie, kurie keliauja, jiems nesinori imti didelių kosmetikos krepšių, tai kompanija sukūrė tokią naujieną, tai yra spalvingi buteliukai rankiniam bagažui, ar net nebūtinai rankiniam bagažui, jeigu keliaujam keliom dienom, tai galite susidėti kosmetikos priemonės ir turėti netgi su tuo specialiu uždarimu krepšelį, jeigu keliausite lėktuvu. Taip pat, jeigu mes kalbame apie vasarą, tai aktualiausia tai yra vis tik tai išlysta vasara ir prižiūrėti saulėje kūną, tai yra purškiklis, be galo mylimas purškiklis klientų, nes lengva papurkšti, absoliučiai puikiai įsigeria iškart nepalikdamas jokių tokių nemalonių pojūčių ant odos ir tai yra SPF 50. Saulė yra aktyvi ir mums yra labai svarbu tiesiog prižiūrėti, kad nenudegti ir sumažinti kenksmingus saulės poveikius. Taip pat yra dar vienas kremas, kuris yra jau nedidelė pakuotė ir puikiai telpa irgi į rankinį bagažą. Tai yra 50 SPF taip pat ir tai yra veidui ir tom jautresniem nudegančiom vietom. Nosis, apie lūpas būna, kitiem kakta, rankos, kaklas, tiesiog irgi nedidelė, bet svarbi pakuotė kelioninėme krepšyje. Ir po saulės labai dažnai, iš tiesų, ar tai mes atostogaujam Lietuvoje, ar mes atostogaujame užsienyje, po saulės tikrai neapskaičiuojam, nes saulė dabar labai aktyvi, labai jinai yra agresyvi ir nudegame, parausta mūsų kūnas, tai tam, kad neįvyktų nemalonūs pojūčiai po to tokio raudono įdegimo ar rausvesnio, yra fantastiška, tikrai vienareikšmiai klientų mylima, be galo mylima žalia. Kuo jinai yra ypatinga? Tai yra gelinė tekstūra, bet puikumas yra tame, iš karto ji turi šaldantį poveikį, labai lengvai įsigeria, neturi jokio lipnumo. Yra dermatologiškai patikrinta ir turi Arkties vandenyno formulę savyje, kad pojūtis iš karto vėsina, gaivina ir ilgai išlieka drėkinimo jausmas. Ir ilgai išlieka, iš karto susigeria, aš tikrai tokį skalsų gerą uždėjau kiekį ant rankų ir išlieka tiek drėkinimas, tiek gaiva,
tiek vėsinimas, nes ne tik kad gaivu, bet ir vėsina ir duoda pojūtį, liktai nuolat būtų šaldoma. Tai nebereikia, žinot, iš senų laikų nei grėtinių, nei kefyrų, jeigu jūs nudegėt, visada turėkite šitą gelinę tekstūrą, šitą geliuką savo namuose ir kaina jo yra tikrai apie 6 eurus. Labai nedidelė kaina, o efektas nuostabus. Va, kol aš kalbėjau, viskas va įsigėrė. Tai apie saulę tiek. Dabar, jeigu mes žvelgiame į kelionių temą, pratęsėme, tai labai svarbu kojos, labai svarbu pėdos, nes vaikštome basomis, ar tiesiog ant smėliuko vaikštom, ar ant žolės vaikštom. Ir mūsų pėdos iš tikrųjų ne visada darosi tokios malonios, švelnios ir gaivios, jos pasidaro šiurkščios, suaižėja oda. Tai tam yra sukurta 2,29 € katalogė, tokios kaukės. Irgi įsimeskit keletą tokių pėdų kaukių, tam, kad ekstra galėtumėt sutvarkyti savo pėdas ir kad jos vėl būtų švelnios, malonios ir kai ausitės į basutes, kad būtų malonu žvelgti į jūsų pėdas ir jas pačiai liesti, ar tiesiog nebūtų to skausmingo pojūčio, kada labai stipriai suskilinėja kulnų oda. Tai naudokit tokias vienkartinės kaukės, aišku, yra ir pėdų kaukė standartiniai pakuotei, bet į kelionę lengviausiai turėti 1-2 tokius pasimti ir gelbėti savo pėdas. Taip pat labai smagu, kad yra gaminys, vis pradedu tokių šiek tiek nuo naujienų, tai yra pagal klientų poreikius sukurta dušo želė. Dušo želė su mangais, ekologiškais mangais. Kvapas fantastiškas, kvapas nuostabus. Mes visi žinom, kad mangas tai yra vaisių karalius ir pagaliau mes turime dušo želė, tai yra absoliučiai plastiko buteliukas iš perdirbto plastiko 100%. Tai yra mikroorganizmų suskaidomos ingredientai ir sudedamosios dalis, tai reiškia nekenkiame gamtai ir taip pat tai yra super malonus aromatas. Taigi maudykimės ir džiaukimės, lyg būtumėm pasaulio karaliaus, mangų karaliaus vaisiaus apkabinti ir turėtumėm tą išskirtinį prabangų aromatą ant savo kūno. Jeigu kalbu apie aromatą ant kūno, tai norisi dar atkreipti dėmesį, kad šiame kataloge yra tikrai 7 su centais ir 8 su centais. Reiškia, viena priemonė kainuoja 7 su centais, kita 8 su centais. Tai yra kūno priežiūros linija, Essence & Co linija ir tai yra dušo želė ir kremas. Tai yra vėlgi 50% iš perdirbto plastiko pakuotė, tai yra mikroorganizmų suskaidomos dalis, 48 valandas išlaiko drėkinimą ant odos ir tai yra su eteriniais aliejais. Kokie eteriniai aliejai yra šiose priemonėse, tai yra kriaušė, organinė kriaušė ir organinės tonka bean pupelės. Suteikia, kodėl aš norėjau jums parodyti šitą, visiškai nesenai svečiavausi pas sesę ir labai smagu, kad mes pasiemam skirtingus gaminius ir pas ją išbandžiau kūno šitą kremą. Prabangu, rafinuota ir norisi dar ir kūnas kvepia maloniai ir puikiai sudrėkintas ir gauni per eterinius aliejus į smegenis impulsus ir jausmas yra beprotiškai geras. Todėl noriu jums parodyti šitos 2 gaminius, pasimkit, jie dabar yra su nuolaida ir mėgaukitės prabangiu jausmu ant savo kūno. Taip, tai kūną lyg apžvelgiamai dar yra vienas momentas, ką noriu pasakyti. Šiame kataloge yra net 25 moteriškiam aromatam labai puikios kainos. Pasiūlymai 50–40% nuo bazinės kainos ir net 16 vyriškų aromatų yra tikrai su ypatingais gerais pasiūlymais ir ypatingomis kainomis. Tai moteriškus aromatus noriu parodyti, kad yra, reiškia, dar galimybė, nes kalbu toliau pratęsiu temą ir apie kūno priežiūrą. Tai yra 5 tokios pakuotės, dideli, 250 ml,
kremai ir jie yra parfumuoti. Esu kalbėjus jau ne vienam pristatymė, ką reiškia parfumuotas, bet dar kartą priminsiu, tai yra sustiprina tos pačios linijos aromatus. Pavyzdžiui, turime šitą aromatą ir yra toks pat kūno kremas. Tai dabar kokie yra du pliusai? Kūno kremas yra tikrai nebrangus, 6, jeigu gerai atsimenu, 6 su centais ir 6,99. Tai šitie, reiškia, yra 5 aromatizuoti kremai ir kuo jie yra ypatingi. Jeigu jūs nežinot, ar jums patiks aromatas ar ne, galite pradėti nuo kūno kremo ir jie yra skirtingi. Ir pasižiūrėkit, jie duos lengvą tą tokį šleifą, lengvą malonų šleifą nuo jūsų judesių, nuo jūsų kūno. Bet jeigu jūs žinote aromatą ir jums patinka aromatas, pavyzdžiui šitas, arba Love Potions Sensual Ruby aromatas, tai jūs galite ką daryti? Galite pasiimti aromatą ir kartu kūno parfumuotą kremą. Kokia bus nauda? Aromatu pasipurškėt, jis laikosi puikiai. Jeigu kalbu apie šitą, jam tikrai yra puikiai kaina, praktiškai 50% nuolaida, 30 keli eurai kainuoja ir tai yra kvepalai. Kvepalai ir jie yra su išskirtiniam sudėdamosiom dalim, su išskirtiniais ingredientais ir turi ypatingai rafinuotą ir prabangų kvapą. Tai jūs pasipurškusi, nes tai yra moteriškas aromatas, toliau patepusi kūną šito pačio aromato kremu, jūs turėsite ilgesnį ir tolygesnį kvapą visos dienos bėgyje. Tai užbaigiu apie aromatus vienu aromatu, kuris jau šiame kataloge yra paskutinį kartą. Dar jeigu neteko jo išbandyti arba tai buvo jūsų mylimas aromatas, tai pasimkit, nes jis irgi yra puikia kaina ir tai yra iš kategorijos gaiva ir ramybė. Kai norisi, sakykime, vasarą mes daug lekiam, bėgam, kažkokiu esam susiplanavę tą padaryti, ten tą aplankyti. Ir tikrai kartais norisi arba po intensyvaus periodo darbų, norisi ramybės, norisi tokio poilsio. Tai rekomenduoju šitą aromatą, pasimkit, nes tikrai yra puiki jo kaina ir jis turi tą tokį gaivos ir ramybės dvelksmą. Gerai, dabar žiūrėkim toliau, kas yra dar viena naujiena, noriu parodyti, kuri yra iš tiesų labai tokia, aksesuaras, paprasta, bet tuo pačiu tokia, smagi. Smagi tai yra plaušinė ir turi tokį šiurkštesnį, aišku, jinai primena mums tokias spurgas ir lyg tai spurga su kremu. Kuo jinai yra ypatinga? Jinai turi tokį prisisiurbti gebantį kojelę, sakykim taip. Ir labai patogu, taip juo, reiškia, įdedu kaip laikau šitaip ir galiu muiluotis, galiu puikiai nusišveisti savo kūną, o pabaigus dušo procedūras galiu arba ant plytelių, arba ant stiklo durelių priklijuoti plaušinę ir ji tiesiog taip gražiai laikysis mūsų vonioje. Tai irgi puikiai tokia smagi naujiena. Na ir pereiname prie linijų, kurios yra labai aktualios vasarą, tai yra veido priežiūra ir šiek tiek dar apie kūną pabaigsiu. Bet dabar, jeigu kalbėt apie veido priežiūrą, turime atnaujinimą. Atnaujinta kolekcija Optimals ir tai yra 3 nauji gaminiai. Tai yra lengvos tekstūros kremas Optimals nuo pigmentinių dėmių. Tai yra riebios tekstūros kremas nuo pigmentinių dėmių ir serumas irgi nuo pigmentinių dėmių. Dabar kaip naudoti, nes šita kolekcija yra paprasta, bet neprasta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pagrindinis tai yra sureguliuoti melanino išsiskyrimą ir kad, reiškia, suvienodinti veido odos spalvą, kad nebūtų pigmentinių dėmių. Ir pagrindinis dalykas šitoj linijai Optimals Event tai yra, kad apsaugoti odos barjerą. Reiškia, jį taip stipriai sutvirtinti, kad jisai galėtų atlaikyti kenksmingus saulės spindulius ir kad jis turėtų tą gerą mūsų odos švytėjimą išlaikytų ir gyvybingumą ir skaistumą.
Tai dabar kaip naudoti? Paėmiau tam, kad vizualizacijai būtų lengva. Imame prausiklį, imame prausiklį Optimals, tada imame lengvos tekstūros kremą. Dabar lengvos tekstūros kremai tinka kam? Tinka riebiai odai, tinka mišriai odai. Jeigu kalbėtumėm apie lengvos tekstūros šiaip, jeigu kalbėtumėm apie riebios, sodrios tekstūros, tai aišku, tai tinka sausai odai. Taigi, imam prausiklį, imam lengvos tekstūros kremuką ir šiame kataloge taip pat yra pasiūlymas ir puikia kaina, tai yra SPF 50 apsauga apsauga nuo saulės veidui. Ir tada rytas šitaip. Reiškia šitas ir šitas. Vakaras. Ateina vakaras, ką mes darome? Prausiam, būtinai nuprausiam. Tada tepam serumą, stiprinam odą, kad reiškia per naktį, kol oda ilsisi, kad jinai dirbtų. Tiksliau, kol mes ilsimės, kad oda dirbtų, tai reiškia nuprausiam, patepėm serumu ir nakčiai patepam riebesniu kremu. Tai yra tokia eiga. Dabar, jeigu jums nėra pigmentinių dėmių, irgi šiame kataloge yra pasiūlymas iš tos pačios kolekcijos, tik tai yra to ieškau katalogę, noriu parodyti, yra reiškia, drėkinamuoju efektu. Tai yra drėkiklis, drėkinamasis lengvos tekstūros ir riebios tekstūros kremukai. Tai galite rinktis ir taip, prausiklis, lengvos tekstūros drėkinamasis kremas ir tada nuo saulės. Vakarui vėlgi galite rinktis drėkiklis, tai yra prausiklis, serumas, kad ir nuo pigmentinių, nes vis tiek saulės mes gauname, ir tada drėkinamąjį kremą iš šitos kolekcijos. Taip, toliau šitoj kolekcijoje yra naujiena, tai yra tokie drėkinamieji padukai. Drėkinamieji padukai ir jie yra 479 kainuoja. Jie yra 2 padukai dėti ant sausos odos, tiesiog po pakių, reiškia, zonai stiprinti, drėkinti, sutvirtinti. Tai tokie vienkartiniai padukai, jos tiesiog uždedat, palaiko 10 minučių ant sausos odos, nuimat ir toliau nereikia jau nei nuskalauti, nei nuplauti, jau toliau jūs turite atliktą puikiai procedūrą. Dabar, jeigu kalbėt apie SPF filtrus, tai SPF filtrai, šitą rodžiau, jo dabar yra katalogė 8,99 € iš Optimals linijos. Kuo skiriasi nuo Novage irgi su SPF 50? Skirtumas yra tame, kad šitas yra SPF 50, tai reiškia nuo ultravioletinių spindulių. Novage kolekcijos irgi jisai šiame kataloge yra su nuolaida. Jis yra ypatingas tuo, kad tai yra ne tik SPF filtras, reiškia apsauga, bet ir dar papildomai nuo UVA, nuo ultravioletinių A spindulių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad saulės spinduliai, SPF filtrai mums apsaugo odos paviršių ir, reiškia, šiek tiek eina į epidermį. Šituo kremu jūs apsaugosite savo veido odą, kaklo odą, ten, kur jūs patepsit dekolte zoną, ten, kur jūs patepsit su šituo lengvu kremuku, jūs apsaugosite ir nuo tų spindulių, kurie eina į gilesnius odos sluoksnius, tai yra UVA spinduliai. Ir tokiu būdu tai bus prevencija nuo odos senėjimo, tokiu būdu tai bus prevencija nuo odos vėžio. Todėl mano rekomendacija naudoti šitą, kur yra UVA spinduliai. Jeigu kalbėt apie UVA spindulius, tai apsauga, reiškia, duodama net nueina iki hipodermio. Tai reiškia, nueina ir į epidermį apsaugą duoda, tai ir nueina iki dermos ir hipodermos. Reiškia, 3 giluminiai odos sluoksniai ir nueina iki 3 ir duoda stiprią apsaugą. Tai iš tiesų šitas kremukas jis yra lengvas ir jį galima tepti ant kremo, įprastinio kremo, jeigu, sakykime, pasirinkot
kremą, nu tarkim, kad ir iš Optimals linijos pasirinkot lengvos tekstūros, ne šitą rodau, lengvos tekstūros kremą, tarkim, pasirinkot, jame nėra SPF filtrų, arba pasirinktumėt Novage linijos dieninį kremą be SPF filtrų, ant viršaus galite patepti šitą kremą. Arba tiesiog, jeigu jūsų veido oda yra jauna, normali, arba, sakykime, mišri, arba riebi, galite netepti paprasto kremo, nes naudoti tik tai šitą, sakykime, serumas ir kremas. Nebereikia įprastinio kremo, pakeiskite jį su SPF filtrais ir ultravioletiniais A apsaugą suteikiančiu kremu. Tai jeigu kalbėt apie veido odą, dar yra mano manymu katalogė pats geriausias pasiūlymas, tai yra kaukė, veido kaukė. Jie atrodo taip, supakuota dėžutėje veido kaukė. Ir perkant tą kaukę, jos kaina 19,99, gaunate dovanų šveitiklį. Mano manimu, tai yra pats geriausias pasiūlymas šitame kataloge ir būtų didžiulė, neprotinga, turbūt klaida, taip reiktų vardinti, nepasinaudoti šio fantastiškų pasiūlymų. Kaukė. Pažiūrėkim, kaip atrodo. Aš turiu senesnio pavyzdžio dar kaukę, nes užbaigsiu ir jau turiu nusipirkus naują. Tai reiškia kaukė. Idealiausia naudoti mentelę ant švariai nuvalyto veido, nuprausto veido, uždėtas naktinis kremas, visa procedūra atlikta veido ir ant viršaus tepam kaukę. Ir kaukę užtepam su mentele labai patogu. Ja užtepam šiek tiek storesnių sluoksnių, bet nebūtina labai stipriai, kaip esame įpratę kaukę. Tiesiog šiek tiek storesnių, 2 kartus savaitėj. Ką mums duos? Mums duos poilsį, taip ir vadinasi, 8 valandų grožio miego priemonė. Ką tai reiškia? Mums duos tokį gerą odos atsigavimą, tokią gerą odos struktūrą, kad atrodys, kad jūs esate iš po giliausio miego, iš po geriausio atostogų ir kada naudoti. 2 kart per savaitę naudoti tada, kada jūs matot jūsų veidui reikia ypatingos pagalbos, ypatingo pamaitinimo ir kol jūs miegosit, oda dirbs ir jinai bus pamaitinta ir atsigavusi. O šveitiklį gavę dovanų, pirkdami kaukę, gausite šveitiklį dovanų. Tai yra negyvom odos ląstelėm nušveisti. Jį reikia naudoti, irgi galima kartą arba 2 kartus savaitėj, vakare prieš miegą ant nuplauto veido su pipete. Čia yra labai saugus, nes yra tik tai 6% alfa-AHA rūgštis. Tai yra pieno rūgštis ir glikolio rūgštis. Ir tai yra saugu. Svarbiausia, kad apie akių zoną neteptumėt, o tepat veidą, tepat kaklą, dekolte galite tepti, užtepėt, palaukėt įsigėrę, atliekat įprastinę rutiną. Jeigu kalbant apie ką, bet prisiminkim dar, jeigu, sakykime, užtepėt šveitiklį ir palaukėt kelias minutės įsigėrę, yra vakaras, prieš tai, sakykime, buvot nuprausę šituo arba Novage prausikliu, nuprausėt, užtepėt, palaukėt įsigėrę. Tada ką imate? Imate serumą, tarkim, iš šitos kolekcijos, imate naktinį kremą ir tada imate ant viršaus kaukę. Ir turėsite fantastišką, kaip grožio salone procedūrą ir jūsų oda iš tiesų turės labai gerą sveiką vaizdą. Ir dar noriu atkreipti dėmesį į gaminį, kuris yra šiame kataloge taip pat su nuolaida. Tai yra gaminys, purškiklis, veido dulksna, bet tai nėra paprasta veido dulksna, kaip mes esame įpratę, kad tik padrėkinti. Tai yra ir lakto rūgštis, laktobioninė rūgštis, tai yra prebiotikai jūriniai, tai reiškia, jie mums ne tik drėkina, ir hialurono rūgštis, aišku, yra, jinai ne tik drėkina, bet ir dar rūpinasi mūsų veido oda, kad neatsirastų spogelių, kad neatsirastų su tokie nušerpetojimai, kad neatsirastų odoje nesmagus pojūtis, tempimo pojūtis. Tai kaip naudoti? Bet kada? Atliekant rutiną, po prausiklio, pavyzdžiui, nuprausėt, purškaliukas. Gali būti viską, pasidarėt makiažą, jaučiat nemalonų jausmą, tempimą, tokį ne visai smagų.
vėlgi papurškit. Sėdit, dirbat prie kompiuterio, jaučiat, kad išsausėjo oda, vėl papurškit. Esate kelionėje, kažkur tai labai karšta, ar prie jūros esat, turit vėlgi papurškit ir atgaivinot savo veido odą ir neleidžiat jai išdžiūti, išsausėti ir tokiu būdu senti. Na ir būtinai šiame kataloge nusipirkite intymios higienos papildymo tokią pakuotę, tai yra 300 ml ir kaina tik tai 2,99 €. Tai yra tikrai labai nedidelė kaina. Na ir noriu parodyti jums naują prabangų kosmetikos krepšelį. Keliaukite, atostogaukite stilingai, gražiai ir tikrai labai talpus. Čia yra galima susidėti, yra kišenėlės, čia yra šepetėlėms susidėti, užsidarot. Ir čia yra labai didelis, jį galima padidinti, pamažinti. Ir šiame kataloge tikrai yra ypatinga kaina, tik 8,99 € visoms kūno priežiūros priemonėm. Tai yra 59% nuolaida nuo bazinės kainos ir tai yra nuo strijų kremas, tai yra stangrinantis kremas, kalbėjau daugiau prieitam pristatymę apie juos, ir tai yra anticeliulitinis ir dar šveitiklis. Tai visa tai gali tilpti, būtinai dar pasimkit masažuoklį, kuris puikiai masažuoja, ar tai pilvas, ar tai rankos, ar tai šita rankų dalis, ar šlaunis, ar kojos, puikus masažuoklis. Ir dar yra guaša akmuo, kuris yra iš plastiko, bet vėlgi labai puikiai galite patepusios ar patepę kremu įtrinti tas priemonės. Na ir krepšelis stilingas, tikrai labai gražus, nebijantis nei vandens, toks audinys, labai gražus vidus, yra kišenėlė, talpus, didelis krepšelis, bet norint galima sumažinti, uždarom, labai patogiai pasiėmėm už rankenėlės ir galime tiesiog keliauti, kur bebūtumėm, ar prie ežero, ar poilsio namuose, keliauti į dušą ir nusiprausti, turint viską vienoje vietoje. Ir noriu pabaigti pristatymą 2 gaminiais, vėlgi jūrinė tematika, tai yra jūrinis kalcis ir jūrinis magnis. Magnis su vitaminu B6, kalcis su vitaminu D. Puikiai įsisavina organizmas, nes tai yra biologinis įsisavinimas, tai yra biologinės formulės ir iš jūros vandenų gautas tiek magnis, tiek kalcis. Svarbu jų nenaudoti kartu. Pasižiūrėkit, ko jums labiau reikia. Ar kalcio, kad kaulams, sąnariams, sausgyslėms stiprinti, ar jums reikia magnio, kad atsipalaiduoti, pailsėti ir puikiai išsimiegoti ir būti labiau pailsėjusiems ir darbingiems. Ir visus šitos gaminius, ką aš kalbėjau, nes ir kalcis, ir magnis dabar kainuoja tik 9,99 €, tai yra mėnesio pakuotė. Ir visus gaminius, kuriuos aš šiandien rodžiau ir kalbėjau, juos galima įsigyti ir tai yra katalogo kaina, kurią pristačiau. Juos galima įsigyti savarankiškai, palieku nuorodą, pasižiūrėkit, arba mano nuorodą naudokit, arba naudokit to žmogaus, kuris pasidalins su jumis video. Ir prisijungia kaip klientas, kaip vartotojas, jūs visiems gaminiams iš karto gaunate 15% nuolaidą su pirmu užsakymu, o toliau jūs esate klientas, prisijungęs internetinę parduotuvę ir jūs gaunate, jau perkate kainos, kurios yra kataloge, bet nuo kiekvieno prieš tai buvusio užsakymo sumos 15% jau lauks kaip permoka jūsų virtualiame Oriflame krepšelyje. Todėl tai yra ypatingai gerai pirmą užsakymą padaryti kaip galima didesnį, nes iškart gaunat 15 ir dar nuo tos sumos 15% laukia jau kaip permoka kitam užsakymui. Na, o tie, kurie norite su šiais nuostabiais ir kitais mūsų gaminiais dirbti, tai vėlgi yra nuoroda, prisijunkite prie mano komandos, tapkite mano komandos partneriu, mano komandos dalimi. Ir uždirbkite parduodami produktus, uždirbkite kurdami komandą. Ačiū, kad esate, iki kito karto, gražios ir tikiuosi šiltos vasaros, nes lietus pasibaigė.